Užeikime į mūsų butuką naują. Va, svetainė. Stalas, spinta, televizorius, sofos, krėslai. Gražiai atrodo labai ten stalas, dar sofa. Tada čia ateina į šoną virtuvė. Labai fainai viskas kol kas. Einam toliau. O, zuikiai tualete. Taip, rankytės plauti, bidė galit nusiplauti. Einam toliau apžiūrėti. Va, vienas miegamasis. Einam žiūrėti, iš kur ten kanukas šūkauja. Parodyk. Va, kitas miegamasis. O! Ir dar vienas miegamasis, 3 miegamieji dideli. Dar turi būti, va čia dar vonios kambarys, tualetas. Vau, kokia vonia, vaikučiai galės pliuškentis. Dar čia priėjau vieną kambariuką. Čia, va, skalbykla. Labai gerai atskirai, patogiai, super. Reiks dabar nuspręsti, kaip pasidalinti kambarius. Einam į balkoną pažiūrėti. Andutis padėjėjas mano. Ką mes matom, namukai, gatvė. Visai neblogai. Net centriukas netoli čia mums. Draugai! Žiūrėk, atvažiuoja draugai. Labas rytas. Pradedam rytą su tortuku. Kas nori torto? Andulis. Skanuodėliukai. Amam, oi, kaip skanių. Ir ne per daug ledų. Tikrai ne, taip nebūna. O skanu? Na taip ir gyvenam. Štai kokie rytiniai paišdykavimai prieš išeinant. Vakar, kai atvažiavo draugai, truputį užtingėjau filmuoti, tai va, biški parą kokią praleidot veiksmo, mūsų valgymo ir viso kito. Tai va, šiandien jau prisiruošiau filmuoti. Tai va, visi susiruošėm prie jūros. Šiandien šilta visai, 21 laipsnis, jūros apie 20 ar, plius minus. Einam, pažiūrėsim, ar dar bus kas nors besimaudys čia be mūsų, nes šiaip žmonės vieni su maikėm, kiti su striukėm, tai čia kaip kam pagal save visi. O va, priėjom Roką Konstancą. Einam dabar plėdimas? Taip, maudytis. Labas. Pasiklydot. Sukamės. Jūros kvapas mūsų vilioja. Tai va, ten praėjom Roką Konstancą. Tai yra tvirtovė, kuri buvo pastatyta viduramžiais, 15 amžiuje, jeigu gerai prisimenu. Labai seniai. Ir jinai buvo pastatyta, kad apsigintų nuo priešų, kurie yra iš sausumos pusės. O dabar jau jinai naudojama tik tais visokiem koncertam, nes ten yra didelis kiemas renginiams visokiems ir gražiai apšviesta būna, bet mes šito nepamatysim dėja. Dėja, nes mes ne sezono metu čia. Taip. Mes jau čia kokiu 15 minučių einam, tai visai netoli mum ta jūra. Gal net mažiau, gal 10. Va, einam prie pomidoro rutulio, papasakosiu. Tai šį rutulį pastatė Arnaldo Pomodoro prieš 27 metus. Dažnai vietiniai sako, kad einam susitikti prie pomidoro rutulio, tai jisai tapo tokia susitikimo vieta. Jisai yra 4 metrų skersmens, visiškai taip neatrodo, nes yra tobulos formos, yra visiškai apskritas. Ir žmogaus akiai tokios formos atrodo daug mažesnės negu yra iš tiesų ir plus yra didelė plati erdvė, tai todėl jisai atrodo mažesnis negu yra iš tiesų. Bet 4 metrai ir iš tikrųjų taip nepasakytum gyvai.
Pomidoras pastatė šitą rutulį, būtent čia jisai čia dirbo, tai galbūt jam čia ir daug reiškia tas miestas. Dar tas rutulys yra Vatikane, matėm praeitais metais. Tada yra Tel Avive, San Franciske ir New York'e. Arnaldo Pomodoro numirė šiais metais ir buvo likusi viena diena iki jo gimtadienio ir jam būtų buvę 99 metai. Va, mes čia nusileidom laiptukais ir jau esam prie jūros iš šitos aikštės prie rutulio. Va, čia nusileidom šitą aikštę, tai ten kažkur rutulys už tų medžių nesimato, biški pasislepia. Yra ir besimaudančių, tai mes vieninteliai. Justelė! Lietuva vyrai. O šiaip vėjukas tai nešiltas. Justelis performansą daro. Gali vandenį pasišiuoti. Gali! 19,8 yra temperatūra vandens. Va, pliuškenasi draugai. Kanukas, aišku, dabar neatlips nuo Justo. Manau, kad tikrai paskutinis kartas, kai išsimaudėm šiemet, jau tikrai šilčiau nebeturėtų būti. Vėjas tai tikrai rudeninis, bet dabar vaikų neina ištraukti. Va, dar vienas. Jegoras į kompaniją lenda. Ten toli Duruoniai, Gintarė ir Jegoras. Čia mažiukai ruoniukai. Šiaip pakrantė tai wow, labai graži. O mergaitės kasa, neina į jūrą. Mes baseiną čia turim, mums jūros nereikia. Taip, pačios pasidarysit. Adeliukio, baseinas? Kas maudosi baseinę pas tave? Žuvytė. Sakiau kanukui bėgioti, kad šilta būtų, tai va bėgioja. Justelį, kaip vanduo? Super. Šilta. Tikrai? Deliukė išleidi mamą į jūrą. Ką čia darot, vaikučiai? Dalome duodį. O tu Andutį? Pila vandenį. Justas rašo Adelė. Va, žmonės stebisi, kas čia tokie maudaliai, kai patys su striukėm vaikšto. Va, koks gražus soliukas prie šito pomodoro rutulio. Ei, telefončiukai! O! Lengvai pašalę, bet vis dar laimingi einam kokios kavytės ar arbatėlės. Va, čia yra garbės siena laisvės gynėjams. Įvairiose miesto vietose va, yra tokios širdelės sukurtos gatvės menininkų, simbolizuoja draugystę, vienybę, meilę. Sugrįžom jau į mūsų išbandytą pizzeriją, labai čia gerai buvo. Va, draugeliai džakuzyje visi. Va, šiandien sekmadienis, bet ir vakar šeštadienį vyko pagrindinėje aikštėje mugė. Pardavinėja visokius ir vietinius dalykus, ir visokius atsivežtinius. Šiandien yra 14 diena ir yra lygiai mėnesis, kaip mes esame kelionėje. Ir iš to mėnesio turbūt kokias 3 dienas tik nevalgiam dželato. Tai mūsų kasdienis desertas. Einam dar pagal Google vertinimus skaniausią dželateriją išbandyti. Belenko kiek gali šitiem neruoma ir
Balandžių maitintojai mažieji. Nevalgo. Nevalgo? Numesk arčiau. Imk, sako. Į snapą nori įdėti ant dutis tiesiai. Šakėjėliai. Gražus balandis. Nebijo šalia manęs? Nebijo tavęs? Ne. Kaip gražiai tas rutulys viską rodo čia. Praeitais metais Pesaro buvo kultūros sostinė Italijos, tai va paliko šitą rutulį palikimo. Šiaip labai fainas dabar vaibelis, pirmadienis, vidurys dienos. Va, žmonės geria kavytę, kalbasi, čilina, muzika groja, saulytė šviečia, ramu gera. Gražuolis fontanas miesto vidury. Atėjom iš žaidimų kambarį lauke, vaikam 20 minučių, vienam žmogui 3 eurai. Pas mus tokių kainų tai niekur nerasta. Belenkiek. Tombrone, trovi cucine, salotti, camere 21 74 05. Dar vaikam pramogų, kol mūsų draugai šiandien San Marine mes nevažiavom, tai pramogaujam pas mus. O jūs vaikai, taip rodyk. Kaip Jurgelis daro. O jūs vaikai, taip darykit. Adelė šliaužk ir tu turi pasiekti radiatorių. Atgal dabar iki Neringos. Dabar iki manęs sugrįžti reiks. Šliaužk, pagavo tave Adelė. Valio, Adeliukai, dabar grįžk iki manęs. Atbulinių. Oi, į kėdę biški. Šliaužk atgal. Oi. Pagaliau pagavau, kaip justelis pizolino daro. Itališkai pizolino yra miegelis, dienos miegas. Justas visai pašėlo. Visus muša. Pašėlėlis. Rytoj jau išvažiuoja mūsų draugai, tai šiandien paskutinė diena. Bet iš tikrųjų ne tiek ir ilgai Pesaro pabuvom, kiekvieną dieną važiuodami kitus miestus, tai aplankėm dar 4 miestus. O šiaip, kadangi Pesaro ne tiek daug ir pabuvome, tai mes vis tiek buvom prieš savaitę jame ir viską pamatėm, ką norėjom, tai nuorodą paliksiu aprašyme. Tai va, liūdna. Nu ką, draugai, išvažiuojat šiandien? Va, atėjom pasėdėti gražioj vietoj prieš skrydį. Andutai! Šipuntukai. Ar norit išvažiuoti, draugai? Ne. Panašu. Panašu, kad norėtume. Nelabai. Nu va, pačioj gražiausiai miesto vietoj. Sėdim prie fontano. Ko trūksta? Saulytė atsisuks dar vėliau. Prie fontano, prie rutulio. Kas šauna į galvą, koks buvo įspūdingiausia akimirka per kelionę? Pirma šovus į galvą. San Marinas, Bolonijos aikštė gražiau pasirodė. Ir bažnyčia ta mažykė, kur nustebino. Ai, ta auksinė, kur dėžutė auksinė. Kur vakar buvom Senegalijoje. O tau, Justelį, kas šovė? Pica. Pica ir ledai. Šitas geras. Manau, daryti pica ir ledai labiausiai nustebino ir jų. Liukas burbuliukas labai purvinas šokoladinis. Užsimurzino Adeliukė. Adelė jau traukė prie kamoliuko, labai gražiai šiandien šviečia. Biški pabusim dar, pavaikščiosim ir į oro uostą reiks vežti.
Dar nebuvome užėję į šitą bažnyčią, va, užėjsim pirmą kartą. Tai čia video bus tik iš Pezaro, o sekantis bus kiti 4 miesteliai, kuriuos kartu aplankėm su draugais. Va. Ate, draugai, Andulį dar apsikabinsi. Ate, draugai. Ne, ate, o iki pasimatymų. Tradiciškai. Mes jau išvykstame į Kauną. Buvo labai smagu pabūti su draugais. Keliaujame į lėktuvą, tėvelis pirmas.